Prasidėjo viskas nuo nugarytės skausmų ir šlubavimo. Visada visi tyrimai Marijos buvo geri. Tie kraujo tyrimai, echoskopijos, rentgenai, jų buvo padaryta labai daug. Nuvažiavom vieną kartą į Santriškes, ten mus paguldė į neurologijos skyrių. Mes ten pragulėjom 2 savaitės, ten padarė labai daug tyrimų Marijai, visokiausių. O 3 magnetinio rezonanso pamatė, kad yra stuburo slankstelių kompresiniai lūžiai. Mums užsakė korsetą ir norėjo išleisti namo. Tiesiog sakė, kad tai trauma, įsisenėjus kažkokia trauma. Bet mes su vyru įrodinėjom, kad nebuvo jokios traumos, iš niekur neiškrito, jokios nebuvo avarijos. Tada dar nusprendė padaryti prieš pat Velykas stuburo slankstelių biopsiją. Ir po tos biopsijos, po to tyrimo rado slanksteliuose susikaupusių daug leukeminių ląstelių blastų. Ir kitą dieną mes iškart atsidūrėm onkohematologijos skyriui, iškart pradėjo chemoterapijos gydymą. Bet šiaip Marija visą gydymą labai gerai toleravo, atsilaikė labai gerai, mums to gydymo liko jau nebedaug. O Marijos svajonę parašėm, kad jinai svajoja apie Disneylandą dėl to, kad jinai tiesiog gal kaip ir visos to amžiaus mergaitės mėgsta atrakcionus, mėgsta sukneles, blizgučius, princesės, Mickey Mouse'us, visas pasakas, filmukus, visi ten jos herojai ir jinai pati ne kartą yra mačiusi Disneylando tuos filmukus, tai mes su ja pasitarėm, aš jai papasakojau ir jai kažkaip užstrigo, kad taip į Disneylandą ir jinai kartoja man nuo vasaros pradžios, kaip aš jai užsiminiau apie jį. Tai labai ačiū Jums, kad Jūs išgirdote tą svajonę Marijos. Taip, tai labai noriu padėkoti kurčiųjų sporto bendruomeniai už Marijos svajonės išpildymą, Rimanto Kaukėno fondui ir visiems rėmėjams, kurie prisideda prie vaikučių svajonių pildymo. Labai ačiū.